Šiame čempionate jūs pagerinote Lietuvos vyrų rekordą ir iškovojate kelialapį į pasaulio čempionatą. Kas lėmė tokius staigius rezultato šuolius? Manyčiau, pačių treniruočių metodikos pakeitimas. Čempionatas vyksta Kaune. Gal namų sienos padeda pasigerinti savo asmeninius rezultatus? Na tai be abejo, įsimiegot savo lovai visada geriau negu kažkokiam viešbutį. Per savo karjerą tikriausiai aplankėte daugybę užsienio baseinų. Kaip vertintumėte šį baseiną tarptautiniu mastu? Na, baseinas išties neblogas. Greitas. Pradžioj ganėtinai šaltas vanduo buvo, bet dabar pašildė. Bet apskritai baseinas tikrai labai neprastas. Liepos pabaigoje važiuosite į Barceloną vykstantį pasaulio čempionatą. Kokius tikslus keliate savo tenai? Na, pirmiausia, reikėtų pasigerinti savo asmeninius laikus. O aukštesniųjų tikslų, kaip Danas Rapšys, neketinu siekti ten. Pusfinaliai nėra labai aktualūs. Tiesiog visus nustebinote, iškovojusi pirmą vietą ir tapusi Lietuvos čempionė. Ar tikėjotės tokio aukšto rezultato? Tikėjausi, kad būsiu penketuke, bet kad pirmą tai tikrai nesitikėjau. Ir net pati apsidžiaugiau tokių rezultatų, nes čia yra kaip pirmą rekordas. Tai nesitikėjau tokių tikrai rezultatų. Ar planuojate ir ateityje dalyvauti kitose Lietuvos čempionatuose? Na, manau, jeigu man šiuolaikiniai penkiakai nebus kokių rimtų startų, tai gal ir kada nors atvažiuosiu čia padalyvauti, pažiūrėti ir pasitikrinti savo jėgas, kaip plaukimo varžybas. O kur maloniau iškopti į prizininkų trejetą, penkiakovės varžybose ar plaukimo? Na, kaip man šiuolaikiniai penkiakai yra pagrindinis mano sportas, tai manau, maloniau gal užimti savo sporto šakoje. Bet iš tikrųjų, kai žinau, kad galiu kažkur plaukimo varžybose užimti vietas, tai aišku malonu ir čia labai užimti. Ką tik grįžote iš Amerikos. Kaip jaučiatės grįžęs vėl į Lietuvą? Sunki kelionė. Varžybos sunkios, trumputis sunkiai plaukėsi, bet šiaip tai gerai. O ko labiausiai pasilgote gyvendamas už Atlanto? Lietuviško maisto, aišku, tėvų, draugų. Šiaip gal lietuviškos atmosferos, krepšinio. Jau 2 metus treniruojatės Amerikoje, Misūrio mieste. Ką galite pasakyti apie ten suteikiamas sąlygas plaukikams ir kaip jos skiriasi nuo Lietuvos? Nu, sąlygos tikrai geros, visi rūpinasi apie tave, ta prasme, mokykla, mokytojai supranta, kad esi sportininkas, padeda su namų darbais. Jeigu turi sunkumų mokyklai, tai irgi padeda, ta prasme, ten gali kokį nors tutorį duoti, žmogus, kuris padės su namų darbais ir taip toliau. Treniruočių sąlygas puikios, ilgas baseinas, trumpas baseinas, trenerių štabas yra kiek 5 žmonės, brasistai, iš kurių brasistai gal 3 ar 4, tai žinai, turiu su kuo pasitreniruoti ir šiaip brasistų nemažai yra, kažkaip sąlygos labai geras yra, tikrai neiškėsčiau nieką.